Taigi dabar pilame skurą, esam pakeliui link Lazdijų į tokį kaimą, apžiūrėti automobilio, labai tikiuosi jį ir nupirkti, tikiuosi, kad viskas su juo bus gerai. E30, tai yra dar vienas mano svajonių automobilis, kurio labai noriu ir iškrito labai neblogas variantas per mano gimtadienį ir aš tai priėmiau absoliučiai kaip ženklą ir žodžiu, updatinsiu jum, kaip mums sekėsi, truputį gal parodysiu ir duok dievė, šiandien grįšiu jau ne keleivio vietoje. Tai esam 4 minutės nuo jau destinacijos, kur turim atvažiuoti. Gyvenime nesam buvę šitam Lietuvos gale, truputį neaišku, kur esam. Naujai išasfaltuotas, va čia kuliganai ir testuos. 3 kilometrai liko kelio. Bijau, noriu, kad jis man patiktų, be abejo, noriu važiuoti netuščiom namo. Tuštesnė piniginė, pilnesnė širdim, žodžiu. Tai va. Jau cipiau. Pažiūrėkit. Palauk, ką žinosiu, rasiu. Kad nepūtų? Jo, nes šit nubėga, šitos vietos būna E30 supuvę. Jo. Kad durų apačias reikėjo kažką daryti, ar buvo gerai viskas? Pakankamai čia viskas buvo. Blemba šiek tai labai atrodo. Kokia čia spalva, aš nesuprantu, man jau bliūčium. Ji nėra pilka, jo kažkiek. O žinai, kokiai bus? Spėk. Aš tau siuntęs, kad čia buvo iki šiandien. Gražus ratas. Jo, o kodėl parduodė? Blemba, turiu kupą. Nu. O kodėl mane labiau myli? Nežinau. Pas vokietį kieme, sako, paskutinė 15 metų istorija. O ką, daug susidomėjusių? Va, matai, ir čia yra ta tokia, kur jau po biškį lem. Aha. Wow. That's hot. Tu gali parduoti, bet aš... Nebesakyk jam taip! Vsio, ką tik pervedžiau pinigus, susipildėm visus popierius, va, berniukai atsisveikino jau. Ir dabar prasideda kelionė į Vilnių, tai labai svarbu davažiuoti. Viskas gerai bus, biški sunkiai vedėsi, bet ilgą laiką buvo nekurta. Tai biški reikia tik užgazuoti bekuriant ir, žodžiu, viskas užsikūrė, bet ko norėti, automobilis yra 85 metų. Tai mano automobiliai vis senėja, šitas jau 15 metų už mane vyresnis. Bet viskas gerai. Keliaujam namučio, oras nesvajonė, sėdynė irgi, bet automobiliui kiek čia? 39 metai. Baisu. Mano skonis yra baisu, mano fantazija yra baisu. Nusipirkti tamsų beveik juodą BMW 4 kartus iš eilės. Va čia yra mano fantazija, ji tiek ir apsiriboja. Dar tiesą sakant, pirkčiau E34, E31 labai norėčiau, bet žinokit, nustebinsiu, E31 pirkčiau nustabdyti, tai čia man po kojų dienos. Ups. E31 pirkčiau ne juodą. Tarp kitko, oi ne, geriau nesakysiu dalykų, kurie tiesiai į E-policiją keliauja. Šitas automobilis turi labai mažą ridą. 76 000 dabar. Ir čia yra tikra rida, todėl, kad jisai labai daug metų, aišku, tai neturi didelės prasmės, bet jis dėl to visas yra toks labai šviežias. Nes jisai buvo skirtas vežioti invalidam, čia buvo tokia padaryta platforma, tai dabar ją išėmė, dėl to truputį skiriasi sėdinių raštai. Tai šitą dalyką susitvarkysiu. Taip pat planas dabar yra, planas turbūt bus, blemba gal neišduo to planą. Planą neišduosiu. Ir su manimi kelionė prisijungė, tarp kitko, vaikinukas atsiliepęs Instagrame, nes ieškau pažįstamų, kas galėtų su manimi apžiūrėti kartu, kas nusimano, kas yra surinkęs, perinkęs, pats turi E30, bet nebuvo iš pažįstamų, kas galėjo, tai parašė toks vaikinukas ir kartu su manim važiavo apžiūrėti, labai fainas. Žodžiu, įsitikinau, kad gera karma egzistuoja.
kad už gerus padarytus darbus tu gauni kažką gero atgal, kur žmogus be kažkokių slaptų ketinimų tiesiog tau padeda ir kažkaip gerai su tavim pasielgia. Tai kažkaip viskas labai sklandžiai čia šitam pirkime automobilio. Oras nėra svajonių, bet važiuosiu tiesiai pas Crow Motors, manau, kad į namus net nesuksiu, duosiu jiem, kad jie pradėtų sužiūrėti tą automobilį. Tai mūsų dabar pirmoji, sakykime, misija jį kuo labiau apsaugot nuo kažkokio tolimesnio rūdymo, išorinių kažkokių ant kėbulo matomų, tai tiesiog žiūrint rūdžių nėra, bet dugnas yra šiek tiek parūdijęs, bet labai nebaisiai, tokios tik paviršutinės rūdys, tai visą šitą susitvarkysim, kad dabar šaltesnių ypač periodų, jeigu reiktų su jie išvažiuoti, kad aš kuo mažiau jį žalos padaryčiau. O po to jau galvosim apie body kitus, apie spalvą, labai fainą su spalva sugalvojus, jo, tai ir dar visokius cimsius lincius, bet tikrai jos neišdrakoninsiu, jeigu galima, turbūt galima taip sakyti, nors gal truputį ir padrakoninsiu. Žodžiu, pasistengsiu dar gal kurį laiką iš viso ją tokią paturėsiu, nes jinai tokia tvarkinga, kad nesinori, žinot, gadinti automobilio. Tai va, tokios tokelės. Laukiu labai nuvežti pas Crow Motors, parodyti jiems pirmą kartą, kad atvešiu tvarkingą automobilį ir žiūrėsim jų reakciją. Kai vėl aš ir važiuosiu tiesiog su dar nauju automobiliu pas juos. Nu, neiktų, koks debilas, blėt. Iš priešinės vos neįskrido į mane ką tik. Mano stabdžiai tai tokie, kaip sakoma, jėgų prireikia, tai čia visai galėjo baigtis. Tikytės vis tiek geras. Jo, fainų čia visokių fintų yra, labai įdomiai lempos įsijungia. Iš pradžių nežinau, gerai, kad tas bičiulis pasakė, kaip. Ir lempų, kai sukinėjai tą lempų jungimo svirtelę, skidelis arba ryškiau, arba tamsiau šviečia. Tai naktį galima pasireguliuoti. O šiaip viskas darinėjasi, viskas veikia, kaip matėt, bagažinėje netgi yra įrankiai, pilnas visas tas kompaktas, tik tai truputį parūdė. Va, čia mane lenkia, lenkti ramiai. Nežinau, aš tai tokiam automobiliui prie šiknos prilipus važiuočiau ir žiūrėčiau įsižiūrėjus visą laiką, ko čia mane taip lenkti greitai, ypač kai aš važiuoju leistinu greičiau. O chuliganą, tai galėčiau visą gyvenimą važinėtis vien iš paskos chuligano, nes daug žmonių atsisuka, tu jaučiu net nepamatai, viens karačias senis kažkoks ten tam miške stovėja ir žiūriu, vos kaklas jam nenulūža, pamatė chuliganą, taip visą laiką nusiekė karačią, tai linksma buvo, linksmi tie, kur pamatai ir įsižioji. Tai atvažiavau tiesiai į Crow Motors ir einu jiems parodyti. O dieve, čia atrodo video kaip iš gūdžių 80-ų. Paspaus dar kartą.